pusryčiauti. Gal Ineta kažką nori pasakyti ryte? Labas rytas. Sakė labas rytas, tai va, čia viskas, kaip čia viskas atrodo. Muzikėlė, statybos, gėlytės. Po pusryčių važiuosim vėl, kažkur pirmyn atgal, jau nebeprisimenam kur. Nu ką, nauja patirtis, tuktukas. Neta. Varom su tuktuku dabar. Mūsų draugas. We are talking about you. Really? Why? Because you are too heavy for tuk-tuk. It will be more expensive. More expensive, yeah. Oh, mama dah kata ada school principal. Ineta, kaip visada, paskutinė. Geriau tegu būna žiema. Supermarketą. Tai iki parduotuvės kaip toliai. Suvežame prekes. Matot, ledai 100 rūpių. Leidžiamės prie 9 arkų tilto. Neprisimenu, kuriam ten amžiai ten statytas. Tipo šrilankietis projektavo, britai statė. Viskas pastatyta iš plytų. Nėra ne vienos metalinės detalės, išskyrus bėgiai ant viršaus, per kuriuos ir važiuoja traukinys. Tai pakankamai gražiai atrodo ir tipo šrilankiečiai džiaugiasi, kad per visas tas liūtis dabar, kur buvo visokių čia tų griūčių, visko, kad tiltas buvo nesugadintas. Sakė, anksčiau ant šito šlaito buvo miškas, bet va, ką padarė liūtis ir nuošliaužos. Tai tiltukas, tiltukas, štai toks, ir ten apačioj mažas upelis teka, šniokščia girdisi. Ten matosi žmonės dar nuėjo į arbatos plantaciją, skina arbatžolės truputį ir fotografuojasi. Inetukas žingsniuoja 9 arkų tiltą, šypsosi, reiškia viskas gerai. Nieks tavęs negirdės, nes tu be mikrofono jungto. Įsijungtum, tai gal ir girdėtų. Sakė, jis irgi kokosą gal atsigert, nes kokoso yra. Tai fainas palmės. Arbatos plantacijos. Tengi kalnai irgi. Vienu žodžiu. Džiunglės. Gražu. Namai ant briaunų nenuplauti kol kas. Va ten namų biški matysis galbūt, bet čia prieš saulę jau biški liūdnai gali būti, bet vis tiek, nors kažkas. Prie tilto yra turistams pabūti, vėlgi palmės, vaizdeliai. Mes atvarėm iš kažkur, tai va ten. Dabar grįšim atgal ir keliausim link traukinuko ir man atrodo to traukinuko mes šito, mum to tilto irgi vėl pravažiuosim. Tai einam pas grupę, nes kelias minutės liko. Paskutinis žvilgsnis į tiltuką iš tos pusės ir viskas bus gerai. Vietiniai šokėjai. Da, ratuką padarė. Vietinė hebra. Biški pykstasi, bet nieko, išsiaiškint santykis. Atvykome į Bandaravelo traukinių stotį. Važiuosim šiek tiek su traukinuku. Sakė, apie 45 minutės važiuosim, tai
nežinau, kuris čia mūsų reisas bus vienas iš kažkurių tai. Bilietai turbūt jau nupirkti, tai stotis atrodo taip. Bandaravela Railway Station, pastatyta 1893, o pirmas traukinys atvažiavo 1893. Tai va, štai tokia senovinė stotis, biškį primena angliškus stilius, turbūt čia anglų įtaka, kuomet buvo Anglija paėmusi Šri Lanką. Ir lauksim savo traukinuko. Vyksta bilietų tikrinimas ir suregistruoja visus bilietus, kas kur važiavo, kas kur važiuoja. Tai va, traukinių stoties dispečerinė, neįsiu, nes ten žmonės viduje sėdi, paskui išvarys, bet vis dar senoviniai tokie aparatai kažką tai rodo, laikrodukas, senoviniai stalai. Ir labai gražu. Yra siuntinių skyrius. Čia yra siuntiniai laikomi, perdodami siuntinių skyrius. Štai toks. Ir traukinių stoty yra akvariumas su žuvytėmis. Traukinys, sakykime, vėluoja, nors jie sako, čia nevėluoja, nes po visų tų liūčių ir nelaimių, tai grafikai kol kas normaliai neatstatyti. Tai labai daug turistų prisirinko, nes čia tik tais 2 kartus per dieną važiuoja traukinukas. Bet jau turėtų neužilgo pasirodyti. Atvažiuoja traukinukas mūsų. Šitas visai nieko. Oi. Oho. Mes jau traukinys toks truputį perpildytas. Modernesnis negu galėjom tikėtis. Modernesnis negu galėjom tikėtis. Tai durys atidarytos, langai atidaryti. Kas gali, tas sėda prie langų, aš pabandysiu pastovėti prie durų, paskui jau kai pradėsiu važiuoti, paprašysiu, kad mane praleistų, kad šiek tiek pafilmuočiau iš traukinio pro duris. Važiuojam su traukiniu, nežinau, kas čia bus. Saugo galvą. Vėl reikia gerą. That's it. Start recording. Вот мост. Посмотри, сколько человек после нас. Сколько человек. Сейчас está el storeroom exclusivo para los chales.
Čia mes vieną iš Škotijos, kitą iš Lenkijos. Kad rusiškai jos skambėjo? Ne. Žydas rusiškai žydėjau šnekėjo su vienu metu. Persėdo. Nebent persėdo ten. Demodara stotis, atvažiavom, dabar turbūt su tuktukais važiuosim iki autobuso. Tai va, stotis iš pusės kaip atrodo, senovinė, paprasta, turistų laukia daug autobusų, aišku laukia tuktukų vairuotojų pilna įvairiausių, ieško turistų. Tai važiuojam toliau. Ai, čia mūsų traukinys pasirodo, jau važiuoja po mumis. Nors ką tik mes atvažiavom iš čia. Mane Čili Bakūras veda kažkur tai. Mes atvažiavom iš čia, o paskui traukinys važiuoja po kalnu į apačią ir vėl išlenda čia. Norėtume praeiti? Tik atsargiai nenusiverskite, kaip tas autobusas. Važiavom prie Krioklio, nežinau dar pavadinimo, bet kažkur tai surasiu, kaip jisai vadinasi. Krioklys prasideda kažkur ten toli. Yra Beženikė, turbutuką. Aistė, o čia? So 1 Čia tavo kilogram tas is vaisius? 1 kilogram is 1,200. This one 1 kilogram. I don't 1,200. think we need 1 kilogram. Huh? I don't think we need 1 kilogram. Just to try. Between 25 and 30 pieces will be in 1 kilo. Atvažiavom į safarį, visi džipais, važiuosim pažiūrėti laukinių žvėrių turbūt. Aš irgi noriu juo grožėtis. Ne, tai aš neprašau tavęs, bet jeigu tu filmuosi. Kažkokie tai jautukai, neaišku kas čia tokie. Čia buivo. Važiavom prie apsaugos. Važiuojam į parką. Išvažiavom į atvirą tokią vietą jau. Jau ir drambliukų keletas matosi.
baltų kažkokių paukščiukų biškį matėsi. Štai čia drambliukai turėtų matytis. Va. Pritariu, man kažkaip tai nežinau. Apsupo iš visų galų. Va, čia 3 drambliai ir 9 džipai. Čia kaip su tom arbatos rinkėjom, tai čia kažkoks. Mažiukas drambliukas. Sakėm, pasimsim į Lietuvą, namuose auginsim. Ilsisi krokodilas ten kažkur tai. Va čia. Va, atvykome į viešbutį Royal Ridge. Tai gražus, baltas, daug lempučių. Einam žiūrėti, kur čia yra kas. Mūsų kambarys, baseiniukas. Koks ne baseiniukas, o akvariumas. Tai va, restorano vieta. Čia baseinas ir vienoj pusėj, kitoj pusėj kambariai. Einu į kambarį. Va ir kambarys maharadžinis. Lova didžiulė, spinta. O, žiūrėk, ir ne ta kambarį yra. Tulikas. Vonelė, spintelė ir kažkur tai vedančios durys. Čia šiaip turbūt pasipuošimo kambarys. Ir durys veda. Oi, kokį balkonį. 2 kėdės. Žiūrėti į palmes ir žiūrėti, kaip chebra maudysis baseiniukė. Tai va, toks va kambariukas, viešbutukas.